Aeroklubo garbės narys Vincentas, tai ir, žinoma, ir aš noriu tarti keletą žodžių, kadangi ačiū Jums, jaučiuosi labai čia pagerbtas, taip tikrai nesitikėjau ir nesu aš čia toks kažkaip išskirtinis, nugautas mano gimtadienis čia toks 55, čia ne jubiliejinis, čia gražus skaičius, paprasčiausiai. Va, ir iš tikrųjų per tą gimtadienį su JAK 55 padariau skrydį. Tai va, čia irgi tokia simbolika gavos dėl tų 55. O iš tikrųjų tai džiugu, kad Tauragėje va tas gimtadienis, kad padarė tokią šventę, kad lakūnai kažkaip susivienijo, susibūrė ir tas pilotų klubas atlėkė šiandien, jų vadovas, visi kartu apkalbėjom, suderinom ir labai gražiai tam Tauragės gimtadieniui, reiškia, padarėm sveikinimą. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad taip įvyko, kad ta aviacija iš tikrųjų, kaip ponas Vincentas sako, Žemaitijoje čia klesti. Aš irgi stebiuosi, bet deja, Vincentas tą tiesą atskleidė, mums belieka tik pripažinti ir pritarti šitam. O čia pas mus Tauragėje, kad tas aviacijos toks židinys susikūrė, tai mes iš tikrųjų turim dėkoti Kostui, nes jisai organizavo, viskas čia įvyko, reiškia, ir visi lakūnai buvo suburti šitoj vietoj, kada Kostas ėmėsi savo iniciatyvas, reiškia, ir padarė tą aeroklubą. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai didžiuojuosi, kad esu šitam aeroklube, kad esu narys ir kad visi šitie žmonės kol kas buvo mėginama sakyti, kad išsilakstė, kad čia nebėra, kad čia nieko nebus. Viskas tebėra, viskas yra. Čia iš tikrųjų tas Tauragės aviacijos lopšys ir manau, kad jisai bus dar gyvos, ypač kol Kostas energingas ir turi noro šitą dalyką puoselėti, tol mes čia skraidysim, mes čia gyvosim. Aišku, manau, kad ir su kitais lakūnais, kurie vadina save pilotais, bendrausim. Čia iš tikrųjų tai žodžių žaismas, pilotai, lakūnai. Aš karo aviacijoje ilgai tarnavau, tai mes karo aviacijoje kažkodėl tai mėgdavom sakyti lakūnai, nes tai nuo laisvosios pirmosios Lietuvos laikų, reiškia, ten būdavo lakūnai. O pilotai jau tarptautinis žodis ir čia jau taip platniau skamba, bet deja aš kažkodėl save laikau lakūnų daugiau negu kad piloto. Bet tai yra iš tikrųjų tas pats. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad Kostas išlaiko visą šitą lopšį mūsų Tauragės aviacijos ir kad prisideda prie to. Ačiū Jums visiems už sveikinimus, už dėmesį. Ir aš iš tikrųjų nesu tas žmogus, kuris kažkaip jo siektų, todėl man biški nepatogu, kad čia Jūs taip mane labai gerbėt, bet tai prašyčiau mažiau gerbti, o iš tikrųjų esam visi vienodi, lakūnai, bendraujam ir labai smagu Jūs visus matyti. Todėl norėčiau už mūsų aeroklubą, kad jisai gyvuotų, kad mes visi čia rinktume čia vieniems kitus matyti ir susiburt. Ir ačiū visiems už sveikinimus ir už mūsų aeroklubą.